Barbarai. Barbarai spektaklis yra padarytas pagal Kucios romaną Barbarai. Tai yra toksai vis dėlto sunkus darbas, žiaurus darbas, Arpado Šilingo sukurtas kūrinys. Labai daug aktorių jame vaidina. Kartais atrodo, kad jisai gal labai žiauriai kalba apie tą barbaro atėjimą, bet taip jau yra. Menas negali būti toksai sentimentalus ir kalbėti kažkaip tai labai atsargiai. Barbarai. Jo, neseniai buvau Kijeve, mačiau tų barbarų antskrydžius, girdėjau juos. Girdėjau ir buvau tame mieste, kai jis buvo bombarduojamas. Bombarduoja juos labai intensyviai dabar. Miestas ryte būna pavargęs, užsimiegojęs arba nemiegojęs. Taksistai liūdni, praeiviai liūdni. Labai nenorėčiau, kad mus ištiktų šitoks likimas. Dėl to turbūt turime visom jėgom padėti tiem žmonėm, kurie dabar kovoja, kad tie barbarai neteitų į mūsų žemę. Tai vaidindama šitą spektaklį dažnai galime galvoti apie tai, nors spektaklis yra truputėlį apie ką kitą. Spektaklis yra apie tai, kad barbarai esame mes patys, kad mumyse yra tas barbarizmas, kad mumyse yra noras keršyti, noras mobinguoti, noras skriausti kitą žmogų. Tai spektaklis yra apie tai, apie mūsų lengvą požiūrį į mūsų merkantilizmą, į mūsų savanaudiškumą. Turbūt taip. Tai jau neužilgo už kokių kiek čia, už 3 valandų bus spektaklis. Ir kada nevaidini didelę rolę, kada ant tavęs laukia ta didžiulė atsakomybė, tai visada, bent aš ruošiuosi visada žymiai anksčiau. Aš ateinu, jau buvau čia atėjęs šiandien ryte 6 ryto, praėjau tekstą, prabuvau šitoj erdvėj, vienas pabuvau, dabar ateini prieš 3 valandas, kaupiesi, ieškai, lauki, turi pabūti toj personažo, toj erdvėj, negali ateiti iš gatvės, negali ateiti su savo rūpesčiais, turi ateiti su personažo mintimis. Ir tas mintimis tu paprasčiausiai pasidarai čia būdamas, va čia. Čia būni, čia kvėpuoji to oro, čia žiūri šias dekoracijas, į va tą žemę, į kurią reikės po ją braidžioti ir vaikščioti. Paskui mes parodysime ją. Va, tai kiekvienam spektakliui vyksta va tokie pasiruošimai, tam susitikimui su žiūrovu. Ir visą laiką galvoji, ką tu jam pasakysi, ką jam perduosi, kokią žinią atneši jam, kokią mintį pasakysi. Žodžiu, tas pasiruošimas yra vienas pats svarbiausių. Svarbiausių turbūt tas aktoriui pats svarbiausias aktas prieš išeinant į susitikimą su žiūrovais. Tai turbūt tiek.